31 diena liko iki vestuvių, tai viskas full max dabar. Bandysiu ir į salę paeiti, ir į baseiną, žodžiu, kad kuo daugiau reabilitacijos gauti, ir pati sutvirtėti, ir aišku, reikia gauti spalvos. Taigi, jau seniai nebuvau, pasilgau, tai labai noriu saulės, kadangi pavasario mes taip ir nesulaukiam normaliai, tai pasidarysiu savo pati. Tai sveikutės, šiandien yra lygiai 30 dienų iki vestuvių dienos. Tai labai viskas exciting darosi. Šiandien ryte mano šeimyna buvo išsirinkti kostiumų, suknelių. Aš jau savo suknelę esu išsirinkusi, tai man ačiū Dievui rami širdis. Nors tiesą pasakius, nėra ne tokia rami, nes ko gero turbūt kokią porą kilogramų būsiu priaugusi. Ir tai dabar labai toksai periodas yra, kokią antrą savaitę. Labai mažai valgau, ne kiek kad ten numest svorį ar kažką, bet tiesiog ant tiek yra suėmęs jaudulys. Stresas, labai blogai miegu arba išvis nemiegu, daug viską apgalvoti, kiek visko ką padaryti dar. Vienu žodžiu, ir automatiškai man kažkaip apsisuko. Aš dažniausiai kenčiu nuo emocinio valgymo, tai jeigu man yra stresas ir, nežinau, kažkaip susisuko tie hormonai ar kažkas, kad aš pradedu valgyti. Tai va tai buvo pastarosius mėnesius po suknelės pirkimo, nes daug viską dar reikėjo organizuoti, ieškoti ir visa kita. Tai va, o paskutinį mėnesį man viskas taip apsivertė visai kitą pusę. Tas stresas paliko kitoks, tas jaudulys paliko kitoks ir tai gavosi į tą pusę, kada aš valgau kartą dienoj. Bandžiau čia kažkada pusryčius prisiverst pavalgyti, tai suvalgiau, bet turėjau realiai prisiversti sąmoningai, nes alkio net nejaučiau. Tai va, tai dabar lekiu mamos gimtadienį šiandieną. Eisim šventinių pietų, aptarsim, ką ten jie išsirinko ir tada į darbuką dar, vienu žodžiu, ir va taip vat sukasi. Tai dar liko nemažai ką pasidaryti, jau turiu pasidariusi planus sėdėjimo, planus kas kur miegos, tik jos reikia perkelti dabar į kompiuterį, nes reikės nusiųsti vedėjui ir tam dvarui vilos savininkai. Vis dar užkimus esu iš praeito savaitgalio, orai mūsų nelepina šį pavasarį. Tik šiandien saulė prasišvietė, o visom kitom dienom buvo labai apsiniaukę, lijo ir visa kita. Tai va. Ir vienu žodžiu reikia dar pabaigti daryti dekoracijas. Tai apie jas aš paskui parodysiu, susuksiu filmuką, ką ir kaip rodau. Tai norėjau tiesiog padaryti tokį trumpą update. Dabar kiekvieną dieną vis kažką tai paminėsiu. Keliaujant link vestuvių dienos, kas liko, kaip jaučiuosi, kas vyksta, kas padaryta. Vienu žodžiu, tai kad truputį pajustume tą tokią nuotakos dvasią, kaip viskas vyksta tą paskutinį mėnesį realiai. Aš esu labai emocionalus žmogus, tai man emocijas slėpti labai yra sunku. Tai žiūrėsim, kaip man seksis tą paskutinį mėnesį ištverti. Tai va. Ką, aš lekiu ir susitiksim kitam epizode. Sveiki. Tai liko lygiai 21 diena iki vestuvių. Kaip matote, esu raudona. Pasiruošimas vyksta pilnu tempu. Dėl ko tas raudonumas, tai iš karto apšviesiu, žodžiu, sugalvojau, kad reikia nueiti į soliariumą, kad truputėlį gauti rudumo. Tai įsivaizduokit. Atidarė naują soliariumą pas mane rajone, galvoju, reikia nueiti patikrinti, o ten naujas soliariumas, naujos lempos, nes naujos visiškai, nauji visi soliariumai. Tai taip nukepiau, kad oda taip skauda, visą raudoną, nežinau, negaliu niekur prisiliesti, va jau antrą dieną. Vakar buvau, o šiandien vis dar kaip vėžys, kaip krabas, tai
atsargiai su tokiais dalykais. Ačiū Dievui, kad ne prieš pat vestuvės taip nutiko, o 3 savaitės iki. Tai, žodžiu, dar spės viską susitvarkyti. Tai va, šiandien iš tikrųjų nemažai reikalų. Katytę vedam pas veterinarą. Tik paminėjau veterinarą ir pabėgo. Galvau, parodysiu, ką turim. Tai va, bus pirmas apsilankimas nuo tada, kai įsigijom. Tai, nes ašaroja akytės visą laiką, jau kiek visko mes tam bandėm keisti, žiūrėti ir maisto, ir to, ir ano, kad alergija gal kokia ar kažką, bet... Tai va, tai nueisim pasižiūrėti pirmiausia tą ir tada važiuosim pas vyro tėvus į Šiaulius, nes mamos diena rytoj. Tai va, o rytoj su mano šeimyna ir rytoj po šventinių pietų eisim ieškoti jaunikiui kostiumo. Tai va. Taip, 3 savaitės iki vestuvių mano jaunikis dar neturi kostiumo. Jisai nesuka savo smegenų, atsipūtęs, kadangi jam nelabai ką reikia ten rūpintis, organizuoti, tai... Tiesiog kažkaip jisai nesuka galvos, tai va, eisim dabar tik tais. Padėsiu jam išsirinkti, kadangi aš žinau, kokia yra mano suknelė ir noriu pažiūrėti, kad atitiktų, kad tiktų prie mano suknelės irgi, kad tinkama išsirinktų, tai va. Tai žiūrėsim. O šiaip vakar pagaliau pabaigiau vieną iš dekoracijų, tai stalo numeriukus. Galėsiu paskui parodyti ir procesą, ir kaip jie atrodo. Ir dabar liks stalo kortelės su vardais, susėdimo ir miegojimo planai. Ir padaryti visus planus kompiuteryje, kas ką valgys, kur sėdės ir miegos, kad nusiųsti tiek dvaro šeimininkam ir tiek vedėjam. Tai va, tai bus ką veikti dar man tas 3 savaitės. Jau net pagalvoti, intensyviai pradėjau eiti ir į sporto klubą, nes esu išpakojęs po pėdos operacijos, tai negalėjau to padaryti anksčiau, tai vis buvo reabilitacija ir visa kita, tai kadangi, gražuolė eina. Tik mūsų gražuolė yra šiaip ilga plaukė, tik tais škotų nuliapausite, kad mes ją biškį apkirpom, nes labai šėrėsi tuo metu, tai... Kažkaip nusprendėm ant vasaros truputėlį apkirpt, kad ir nebūtų taip karšta, nes pas mumis belenkai būtų karšta. Tai va, tai tokie reikalai ir pasidalinsiu emocijom kitom truputį vėliau. Šiaip emocijos tai belenkokios. Realiai žiauriai viską jautriai reaguoju, gyvenu ant tokios įtampos. Prieš tai būdavo ir nemigos naktis labai didelis, bet dabar prieš net miegoti visą laiką Neuromed Sleep tokį sučiulpiu, mes su vyru abudu. Ir miegu po jo belenkaip gerai. Tai va, vienintelis dalykas, kas man padeda užmigti, nes kitaip galvoju apie vestuvinius reikalus, ką dar padaryti ir taip toliau ir panašiai, ir tada gaunas taip, kad aš neužmiegu visą naktį. Žodžiu, tai va. O dabar ačiū Dievui, būtent tos tabletės pagalba man pavyksta užmigti. Ten yra natūralus augalinis preparatas su valerijonu. Tai padeda nusiraminti. Tai va. Ką, gerai, Hebrytė. Lėkiu, katytę vežt pas veterinarą ir susimatysim kitam epizode. Liko 20 dienų. Tai šiandieną pasidarėm daug labai darbų iš tikrųjų ir mano jaunikis nusipirko kostiumą. Tai iš tikrųjų važiavom visą Klaipėdą, ką sekmadienį galima rasti iš dirbančių parduotuvių. Vienoj parduotuviai darbo laikas turėjo būti nesibaigęs, atvažiavom iš kito miesto galo prie Akropolio, kur yra, ir uždarė anksčiau valandą, tai mes paskambinom, aš paskambinau. Tai dėl mūsų atidarė vėl tą parduotuvę, bet ten nieko gero nebuvo, labai mažytė. Tai išvažiavom, grįžom į Bigą ir ten prieš tai buvom, žiūrėjom ir iš tikrųjų nematėm iš pradžių to, kas mums patiktų, nes ieškojo būtent juodo kostiumo.
ir dėl to jam ieškoti kitur, bet niekur neradom. Nu, vienu žodžiu, tai bet kažkaip nusprendėm, kad vis dėlto gal grįšim dar kartą pažiūrėti. Nu ir žodžiu, visiškai pasiūlė mums kitokį variantą, apie kokį net negalvojom ir labai patiko, pasimatavo, saldainiukas, tai sakau, net širdelė virpėjo. Žodžiu, buvo pats pirmas kostiumas, kurį pasimatavo ir iš karto ir nusipirko. Ir dar prie to pačio užsidėjo ir juodą, kad pasižiūrėti palyginimui. Tai vienareikšmiškai nusprendėm, kad tas yra daug geriau, kurį išsirinko. Tai va, ir nušovėm greitai Akropolį, nusipirko, nenusipirko, bet nusižiūrėję buvom, tai užsakėm, kad dydį atvežtų, nes nebuvo jo dydžio, tai važiuosi irgi, kad pasižiūrėt, pasimatuoti, gražus labai bačiukai. Ir aš pamačiau batus. Ta prasme, man be proto sunku ras batus, kiek dabar žiūrėjau per visas parduotuvės, baisus batai. Mano pėda yra iš po operacijos, vasarį operavo ir aš negaliu net jokių kulnų dėtis. Ir yra labai sunku atras gražių batų, kad būtų patogu, kad neskaudėtų koja, kad nebūtų per aukšti, kad būtų dailus, princesiški, kad prie saknelės tiktų viską. Ir aš atėjau ir jie buvo tiesiog priešais, tiesiog prie pat įėjimo, ant pjedestalo padėti. Aš tiesiog negalėjau nepasimatuoti, pasimatavau ir aišku, mano vyras sako, kaip tu nepavaikščiusi, gal žinai, nes turiu tokį kulniuką, kad ir žemas kulniukas toks, bet vis tiek kulniukas, žinai, ir sako, tai ką dabar, žinai, ten nepavaikščiusi. Bet aš sakau, mes apėjom dar ratą aplink Akropolį ir sakau, aš negaliu, tiesiog man debatė galvoj stovi ir viskas. Tai žodžiu, grįžau, dar kartą užsidėjau, pasivaikščiau, žiūriu, kad man net su ištinusią koją, visą dieną tiek pravaikščiojom, koja visai ištinusi, pavargusi, skausminga ir man vis tiek buvo patogu vaikščioti. Tai kažką nejaučiu tokio diskomforto, kad būtų, tai netgi tokioj situacijai man nekėlė tų problemų. Tai žinokit, pasiėmiau šitos batus. Ačiū Dievui, taip, nukrito, kaip sakant, akmuo nuo širdies, bet, aišku, turiu 2 savaitės nuo pirkimo ir vis tiek matuosiuosi, vis žiūrėsiu, kai man koja atsileis, po to patinimo, žinai, bandysiu prasieiti, kai eisiu suknelės pamatavimą galutinį, pasiimsiu tus bačiukus, pažiūrėsiu, ar man jie tiks, ar viskas gerai. Ir, jeigu ką, kad, žinai, dar 2 savaitės turėsiu, kad galiu dar grąžinti, jeigu ką, nes kainavo vis tiek nepigiai. 89 €, nei brangiai, nei pigiai. Aldo vis dėlto batukai, bet patogumas tikrai maks. Tai aš tikiuosi, kad taip ir išliks. Vakar tai, kai buvau salėje, paskambino kaip tik iš vestuvių mados namų, vieta, kur pirkau savo suknelę. Ant takelio bėgu savo, skambina, sako, norim jūsų pamatyti, kada čia užsirašom prie matavimui, tai taip ir vos nenukritau nuo to takelio bebėgdama. Ta prasme, jau greitai, jau primatavimui, jau reikia žiūrėti, kad, sakau, ar turit batelius, nes reikia palei, ilgiai suknelės jau tvarkyti, palei avalynę, palei batelius. Ta prasme, liko 17 dienų. Realiai, taip ir skaičiuoju kiekvieną dieną, net ant kalendorių turiu. Ant kalendorius esu užsirašiusi skaičiukus ir braukau kiekvieną dieną. Tai va, tai susitarėm penktadienį susimatyt. Labai pergyvenu, nes pirkau suknelę sausio mėnesį, o kadangi užpuolė tą operaciją, automatiškai buvo labai minimalus judėjimas. Nemeluosiu, nemažai ir nesąmonių tekdavo pavalgyti to laikotarpio, nes tikrai iš to neturėjimo ką veikti ir visa kita, tai visko buvo. Tikrai nebuvau pati geriausia ir pavyzdingiausia tuo momentu, vis tiek ir psichologiškai buvo nelengvas laikotarpis. Tai va, to emocijos, tai mane labai, kaip pasakyti, kartais valdo, tai labai buvau labai supanikavusi, šiek pastaruoju metu esu, ar aš tilpsiu tą suknelį.
Tai va, tai už tai va ir lakstau dabar kiekvieną dieną į salę. Tai va, tai vos tik dabar galiu jau pradėti normaliau sportuoti ir visa kita. Labai džiaugiuosi, kad pasiryžau vis dėlto tą abonementą nusipirkti į baseiną ir sporto klubą. Tai galvojau iš pradžių, ką aš ten padarysiu vištelę. Kokį, nežinau, kažkaip net nejauku buvo ateiti, galvoju, aš ten nieko negaliu, neišeina, atrodo, čia susubirėjus, ką čia. Bet galvoju, nu reikia nueiti bent jau į baseiną, pabandyti tai pėdai ten reabilitacinius pratimus padaryti. Nu va, taip ir prasidėjo. Viena kartelė, kita kartelė, vis po kokį vieną kitą papildomą pratimuką. Žiūrėk, jau kablį pagavau, jau žiūriu, gal reikia ir tą damest, o žiūriu, jau ir tą galiu padaryti, o galvoju, kaip neblogai čia man visai sekas. Nu tai žodžiu, tai pradėjau jau varyti, kad sakau, iš salės jau nebenoriu išeiti 1,5 valandos kačialinos. Tai va, kažkaip visas baimės tos mūsų galvoj, tik dar kartą tai pasiteisina šitas posakis. Ir spausiu save dabar kiek galiu, sakau, kažkokį kablį pagavau. Einu dabar kiekvieną dieną, tai vis kiekvieną dieną vis po kažką padarau, negaliu ten dar imtis kažkokių ten didelių, stiprių programų, kaip sportuodavau anksčiau. Norėčiau per tokių, bet nelabai galiu atvarai pasakius, nes tikrai ribota dar judėjimo tą galimybę pas mane, bet kiek galiu, tiek save spaudžiu. Vis žiūriu, ką galėčiau vis dar padaryti, vis prijungti, tie jau rankom, tie jau ir hantelis į rankas paėmiau, žiūriu, jau žiūrėk, su kilogramų pakelnuojau, o žiūrėk, pasirodo, jau ir 2 kilogramus galiu paimti, jau taip pabiški, va taip, va ir gal man padės ir gal kažkaip sustiprinsiu ir tos riešus. Tai va. Tai žodžiu, tokia truputėlį motivacija, pasikroviau pati, tikiuosi pakrausiu ir jūs. Vasara ateina, eikit sportuoti, jokių pasiteisinimų. Jeigu aš invalidka galiu eiti pasportuoti ir kažką padaryti, tai jūs galite. Tai va. O man tai excitementas belenkoks, penktadienį tą suknelę, o jaunikių batų reikės ieškoti iš naujo. Todėl, kad sužinom, jog iš mūsų šeimos vienas žmogus nusipirko tos pačius batus, kokius jisai buvo nusižiūrėjęs. Nu, ir koks procentas gali atsitikti, nežinau, gyvenime tokių situacijų, kad būtent tas žmogus, kuris eis į svečius, į vestuves, nusipirktų tuos pačius batus, žodžiu, iš visos Klaipėdos, ar ne, būtent toj parduotuvėj lygiai tos pačius. Kosmosas. Na, bet čia tai batai tik tais, tai ieškosim toliau. Dar šiek tiek laiko yra, 2,5 savaitės, tai manau tikrai kažką tai rasim, not a big deal. Man dar reikia auskariukus nusipirkti iš tikrųjų. Va. Ką dar esu pamiršusi ir neturiu, tai nuotaikai auskarų, nuotaika be auskarų. Nu žodžiu, jaučiu penktadienį gal kaisiu į primatavimą suknelės, ten pasižiūrėsiu, tokia mergaitė daro papuošaliukus rankų darbo, tai ten tokius vienas esu lyg ir nusižiūrėjus, tai pažiūrėsiu, gal ir pasimsiu, jeigu tiks. Nes, irgi reikia. Tai va, žodžiu. Toks trumpas update'as šiandien ir gražios jums likusios dienos ir savaitės. Nu ką, labas rytelis, šiandieną jau yra 6 dienos iki vestuvių. Vakar pasidarėm labai daug darbų ir dar labai daug darbų yra likę. Tai tokį trumpą update'ą duosiu, kaip mums sekasi ruoštis. Ir
Nežinau, trečią dieną be proto skauda galva. Vakar nepadėjo nei vaistai, šiandien atsikėliau, tikėjausi, kad nebeskaudės ir vis tiek skauda, bet tas skausmas toks kaip, atrodo, spaudimas muštų į smegenis, toksai, nuo kiekvieno judesio, toks bang. Nu, žodžiu, tai labai sunku kažką daryti, bet daryti tenka. Tai vakar padarėm didįjį alkoholio gėrimų shoppingą, aplankėme 4-5 gal parduotuvės, nes ne visose gavome to, ko reikia, teko kitas važiuoti netgi 2 kartus. Tai vieną Maksimą, į kitą Maksimą. Kodėl, pavyzdžiui, mes nenorėjom viską vienoje parduotuvėje pirkti, nes aš padariau tokį kaip research visų gėrimų, kurių mums reikia, kokioje parduotuvėje yra geresnė kaina. Tai, nes tikrai nesinorėjo permokėti, turint omeny, kad ir taip mums už alkoholį atsieja alkoholis ir gyvieji gėrimai. Mums atsieja virš 1000 eurų. Tai tikslę ten visą tą ataskaitą kitam video sumontuosiu konkrečiai, kur buvom, ką pirkom, kiek mokėjom ir kainų palyginimai bus pateikti, kur kokioje parduotuvėje, tarkim, mes gavome pigiau ir labiau apsimoka pirkti, nes tikrai kainas kartais nustebindavo vienokiose arba kitokiose parduotuvėse ir tie kainų skirtumai, tai realiai kainas netgi skirdavosi už vieną, tarkim, kažkokią tai butelį, netgi 6-7 eurais. Tai pavyzdžiui, už to 6-7 eurus gali nupirkti jau pakuotę alaus ar ten dar kažko, tai ar ne. Tai, tikrai didelis yra skirtumas. Ir mano visų šito, čia man toks tas vestuvės yra toks dalinai ir eksperimentinis dalykas. Ne kiek aš ten labai siekiu sutaupyti ten ir panašiai, kad ten skaičiuojam kiekvieną centą, bet kiek man pačiai yra įdomu, už kiek įmanoma pasidaryti tas geras vestuvas. Tai kalbant apie alkoholį, norėjome pažiūrėti, kiek maksimaliai galime sutaupyti, ypač dėl to, kad nusprendžiu filmuoti vestuvių planavimo video. Taigi, atlikau namų darbus, nusprendus, kokių gėrimų norėsime, pirmiausia, apsilankėme Vinotekoje, nes girdėjome, kad jie pasiūlo geresnės kainas tokiais atvejais, tačiau likome nusivylę, nes nieko panašaus negavome. Tuomet palyginau tų pačių gėrimų kainas 4 parduotuvėse, tai Maxima, iki Promo ir Vinoteka. Ir nusprendėme galiausiai gėrimus pirkti per visas parduotuvės, tiesiog paskirti vieną dieną ir viską apsipirkti. Maximoje pirkome raudoną ir baltą vyną, tiesa, baltą vyną teko paieškoti per 3 parduotuvės, nes jų buvo tik keli vienetai visose parduotuvėse. Tai Maridor raudonas nusipirkome iškart vienoj, o balto teko paieškoti. Šiaip labai labai skanus vynai. Toliau Radlerį, nes pasitaikė nuolaida, šiaip žadėjom pirkti Promo, nes buvo pigiausiai, bet tuo metu pasitaikė nuolaida ir buvo tik 59 centai tuo metu Maximoje, tai taip ir darėme. Tada Cola, Sprite, Fanta, Unika gazuotą ir negazuotą vandenį, džiną ir toniką. Taip, toliau iki pirkome tik Morgan Spice romą, nes kaina buvo geriausia iš visų, bet visi kiti gėrimai ženkliai brangesni. Tuomet Promo pirkome degtinę, šampaną, alų, nealkoholinį ir alkoholinį, sultis, o Vinotekoje nusipirkome Ballantines viskį ir aperolį. Tiesa, aperolis labiau apsimokėjo pirkti Promo, bet visai buvau apie jį pamiršusi ir nusipirkau Vinotekoje ir paskui atėjusiu Promo pasigailėjau, bet tiek to galvojam. Tai žodžiu, iš viso už alkoholį sumokėjome 1050 eurų apytiksliai. Čia įeina ir gaivieji gėrimai iš tiesų. Tai galiu pasakyti, kad gana neblogai pavyko apskaičiuoti, nes mažai ko liko, bet visko užteko. Vestuvėse buvo 47 žmonės. Alkoholį pirkome gerti tiek gryną, tiek darytis kokteilius. O džinas
labiausiai ėjo kokteiliams, tada aperolio kokteiliai labai ėjo, nes be abejo tai buvo gegužės galas, tai buvo labai karšta, visi norėjo gaiviai gerti. Vyresnieji tai tiesiog iš baro pasimdavo vakarėliai pusėjus buteliais, degtinė, viskas ir brendis buvo grafinuose ant stalo, bet jau atsibodo tikriausiai jiems žaistis su laiku ir pasimdavo tiesiog buteliais. Kokteilius darė barmenė, jeigu galima ją tai pavadinti, už baro. Aš gėriau Kir Royal šampaną su crème de cassis likeriu. Žiauriai skanu, labai rekomenduoju iš tikrųjų pabandyti tokį dalyką. Tiesa, crème de cassis teko gerokai paieškoti, galiausiai neradau kur nusipirkti ir mano draugė parvežė iš Anglijos, nes tenais yra ganėtinai dažnas tas kokteilis, o čia Lietuvoje mažokai. Tai va, toliau ant baro buvau padėjusi gėrimų meniu, kad svečiai žinotų, iš ko gali rinktis ir atėjus tiesiog pasakydavo, ko nori. Barmeniai buvau padariusi sąrašą su kokteiliais, kaip juos daryti ir kaip jie turėtų atrodyti, bet aišku, atėjus tai dienai pamiršau jį jai paduoti. Tai nežinau, kaip ten jai ir sekėsi, nes labai visko daug vyko. Toliau likučiai, daugiausiai liko šampano, iš 5 dėžių beveik 3 dėžės parsivežėm. Aišku, neapskaičiavom, bet mes su tą šampaną sugėrėm vėliau, tai svečius nusinešti, tai patys pagurkšnoti, tai kokios progos, tai šventės, tai dar kažką, tai labai nepergyvenom. Toliau džino iš viso neliko, aperolio liko 1 butelys, man atrodo, paskui stipriųjų butelių arba iš vis neliko, arba po pusę butelio, arba po butelį parsivežėm tai yra. Tai vienu žodžiu, visko liko, visko užteko, kas pasibaigdavo, kitą gerdavo, problemos tikrai neliko, nebuvo taip, kad buvo kažkokia sausra, bet ir nebuvo, kad mes tuntais parsivežėm. Paskui liko po pusę dėžės nealkoholinio alaus ir radlerio ir truputis alkoholinio alaus. Tai irgi čia nėra problema, tokie dalykai jie susigeria tiesiog paprastom progom. Kažkiek prasivežėm sulčių ir gazuotų gėrimų, prasivežėm toniko, nemažai iš tikrųjų liko, nes buvau labai daug pripirkusi, bet, sakau, visi tokie dalykai jie susinaudoja. Tai tikrai dar vienas dalykas, tai liko 3 buteliai balto vyno, raudono vyno, man atrodo, ar vienas butelys liko, ar iš viso neliko, tiksliai dabar nebepamenu, bet labiausiai ėjo raudonas vynas, kokteiliai ir grynas alkoholis, va čia buvo daugiausiai kas ėjo. Tai va, tai tiek kol kas dėl alkoholio, manau tikrai nemažai sutaupėme, nes kai kuriuose parduotuvėse labai gerokai skyrėsi kainos ir jeigu būtume viską pirkę iš vienos parduotuvės, būtume tikrai gerokai prašovę. Tai net jeigu ir kažkur skiriasi 10 centų ar 2 eurais, ar kai kur netgi 8 eurais skiriasi skirtumas alkoholio, tai jau įsivaizduokit, kiek galima nupirkti už tą sumą dar kažko tai kito, ar tai sulčių, ar tai alaus, ar dar kažko tai ar ne, už tą sumą. Tai vien tik už gaiviuosius gėrimus mums atsiėjo apie 120 eurų ir toliau viskas, kas liko, buvo alkoholis tiesiog. Tai va, tai tiek kol kas, jeigu kažkokių tai klausimų turėsite, galite drąsiai rašyti, pasidalinu su jumis ir savo meniu ir galiu įmesti ir kokteilius, kokius tai buvau pasirinkusi daryti savo vestuvėse, gal kažkas pasisemsite idėjų ar įkvėpimo. Nu ką, labas rytas, Ribrytė. Pirmą dieną šiandieną po 5 dienų migrenos maratono, pirmą dieną, kada neskauda galva. Tai išlendu pasisveikint, pagaliau varau plaukus dažyti, dažiau nuo gruodžio, tai jau žiauriai laukiu, reikėjo atsiauginti, liepė kirpėja, tai jau nekantrauju susitvarkyti, vakar nagučius susitvarkiau, tai artėja ta dienelė, porą dienelių liko ir įsipuodė. Tai va, tai meldžiuosi, kad šiandieną neprireiktų vėl vaistų, nes gyvenau ant stiprių vaistų visas 5 dienas. Buvo košmariška migrena, nieko negalėjau daryti, kvadratinė galva buvo baisu. Tai tikiuosi, daugiau taip nebebus.
Nu ką, pasiėmiau savo palinkėjimo knygą, nekantrauju pažiūrėti, kaip atrodo. Ir savo gražuolę, kuri vos telpa į galą. Jau greitai, 2 dienelės liko. Nu ką, atvariau savo mergvakariuką švęsti. Mergičkos manęs niekas neįleidžia. Kažką ten girdžiu, vis klegena, triukšmas. Tai va labai excited, ką ten man parašė. Tai va, laukiu, nesulaukiu. Ką, o jums gerą vakarą. Ir, jezu, kokia excited esu, negaliu. Realiai žiauriai džiaugiuosi ir dėl to, kad pagaliau pirmą dieną neskauda galvos, nes turėjau 5 dienų migrenos maratoną, tai vaikščiau kvadratinę galvą ir žiauriai buvo sunku ir skaudėjo ir nemiega ir nu, buvo kosmosas tiesiog. Žiauru buvo. Tai šiandien pirmą dieną be vaistų. Tai labai džiaugiuosi ir ačiū Dievui, viskas yra tvarkoj. Tai galėsiu truputėlį atsipalaiduoti, praleisti laiką su savo mergaitėm prieš didžiąją dieną. Tai vat. Nu ką, labas rytas. Reportažas iš nuotakos balkono. Vestuvių rytą. Laukia nuostabi diena. Turėtų būti be lietaus ir 26 laipsniai. Įėjimas į mano kambarį. Atrodo, aš jau nekis kiek važiuosiu. Vau, tiesiog nerealu. Kalbant apie mane, atsikėlė 7 ryto. Vaizdelis turbūt nekoks kol kas. Sumėgojus gal 4-5 valandas. Tai ir pastaruoju metu labai mažai miegodavau, bet anyway. Vakar dekoravimą baigiam labai vėlai, 11 gal valandą, po 11 dar kol kitus dalykus susitvarkiau, kai jau išvažiavo Hebra, nes mano draugė su vyru padėjo ir aišku mano būsimas vyras. Tai vat, tai dar po to dar pasėdėjau šiek tiek su kai kuriais dalykėliais, dar nuėjau į vonią pagulėti. Karštą vonią norėjau pasidaryti, bet kažkaip nepavyko padaryti karštos vonios, nes prisipyliau vonią, daviau biškį pabūti, nes norėjau pabaigti ten rašyti mes vokelius. Ir kol surašiau, atšalo. Tai atėjau tokį drungną vandenį, pagulėjau, atsigeriau šampano. Ir esu dar balsas net neatsibūdęs. Tai va. O šiaip jaučiuosi gerai, jaučiuosi rami, nestresuoju, nepanikuoju. Nežinau, tokias geras, jaukias nuotaikos, šiltos.